Ilgi jūsų tokio žaidimo ir pats jautėte, kad trūksta? Ne, nu kaip, netrūksta antras varžybos. Aš buvau ilgai nežaidęs ir treniruočio stovykla ir sunkios treniruotės ir viską taip pabiškai įsivažiavo, pabiškai viskas lengvėja ir viskas su laiku. Aš nebuvau užsidegęs ten nuo pat pirmų varžybų ir kažką bandžiau pabiškai pagauti tą savo ritmą. Nėra taip paprasta grįžti ir pradėti žaisti. Šiandien neieškojo tokių tolimesnių metimų, daug vertė taškus iš po krepšio, stengiatės prasiveršti, arčiau jo, čia buvo jūsų asmeninis nusistatymas prieš rungtynes? Ne, tai aš, žinot, ieškau, kur turiu didžiausią pranašumą, aš nejaučiu, kad turiu po krepšių bus varžybų, kur bus iš toli ir tiek. Kazlauskas akcentuoja žaidimą per aukštaūgius, nes daug pasų perdavimai po krepšių. Jo, akcentuoja labai ir tas žaidimas tiek balansuotas, nes tikrai turim talentingų, gerų aukštų, kurie gali žaisti viduje ir reikia to žaidimo viduje, o po to jau ateina visas žaidimas atsidaro ir tritaškis atsidaro ir tada daug laisvų progų gaunasi. Kaip patys jaučiatės komandos viduje lyginant su praeitų? Ne, kodėl praeitos rungtynės buvo praeitos rungtynės, ten paprasčiausiai buvo klaidų, buvo nesusižaidimas, bet nėra, kad čia blogai, kaip tik viskas dabar prasideda. Kaip sakiau, buvo dabar daug treniruočių, dabar jau prasideda varžybos, prasideda žaidimas, šlifavimas, tai kiekvienom varžybom vis geriau. To prasidės dar stipresnės komandos ir tikiuosi įsivažiuosim gerai, visi jaučiasi gerai. Pasimatys tikrasis komandos veidas, rimtesnių varžovų. Nu, pasimatys arba nepasimatys. Kažkas tai tikrai pasimatys. Tai visada taip yra stipresni varžovai, bet mes turime žaidimo braižą, kuris yra gana aiškus ir visi daugmaž žino, ką reikia daryti ir žino savo vietą komandoje. Ir yra aiškumas, ko kartais labiausiai trūksta. Na, o pagal tą aiškumą jūs labiau lengvas kraštas ar sunkusis šitoj komandai? Ne, aš sunkus jau daug metų Europos žaidžiu, sunku, aš nesiruošiu pereiti lengvai. Ačiū.